Ei, sveiki bičiuliai, pagaliau man pavyko pabėgti į karpių žvejybą. Pirmą kartą šiais metais tai bandysiu atsidaryti tokiam nedideliam ežeriuke. Parodysiu paskui biškį, kaip iš čia atrodo. Tai va, po darbų atvažiavau, dabar apie 6 po 6 kažkur. Turiu apie porą gerų valandų, kol pradės tempti. Taip, kad nieko nelaukia, skimbu į darbus, viską statau, dėliojasi, nes čia reikalų kaip kiaulė pasipjaus. Netiksliau ne kaip kiaulė pasipjaus, bet kaip po gerą bulvekas. Vienu žodžiu, statau ant timelapso, jūs žiūrit, o aš statau. Iki greito. Yra kibimuks besiruošiant, įsikūrinėjant. Jau norėjau neštis daiktus į palapinę ir važiuojam. Žuolės neša. Jeigu neatsipurtęs, iškrapštysiu vis tiek. Blemba, jau čia bus geras. Valio yra. Na, pabandykim pasisvert. Galvau bus didesnis, bet kokie 8 jau čia bus. Bus kokie 8. Kaip atsidarimui visai gerai, sakyčiau. Maišas kilogramiuks atsiminkim. Bus svėrimo, tai nuimsim tą kilogramą ir žinosim karpio svorį. 7,5, tai 6,5. Toks, manau, vos ne minimaliausiai, kas čia kimba. Yra tikrai didesnių ir standartas apie 8 ir didesnių yra. Bet kaip pirmas, besiruošiant, įsikūrinėjant, tikrai labai faina ir smagu. Štai toks pirmasis. Veidrodo, kad tiksliau žvynius. 6,5. Einam paleisti. Juhu! Dabar tingiu ieškoti, kažkur yra pagydyt lupikė nuo kuobinė. Bet dabar, kol surasiu čia dar sekančius karpelius, pagydytus paleisiu. O dabar tu keliauk.
Na, super. Besirašiant pirmą žuvytę. Einu įsikūrinėti toliau. Tai gal dar šiąnakt nudžiugins koks žuveliokas. Važiuok, bebra. Kita meškerė. Kits taškiuk sudirbo zaja. Nėra nekada susiruošti, įsikurti palapinį savo. Reikčia poką kažkaip pasimdama. Perėjęs per kitą meškerę. Persikišti meškerę. Opa, yra dar vienas. Normaliai judam, ką? Tik atvažiavę. Einu tvarkytis, parodysiu. Neužilga, koks čia monstras užkibo mum vėl. Šito net nesversiu, nes atrodo dar mažesnis negu prieš tai. Parodysim, oba. Tai čia net nespėjau vėl ištraukti vaistų, bei įsikūrinėdams blemba. Nu kažkaip. Va, štai toks, kokie 4 kilogramiukai. Juhu, antras žuvelioks. Bau, na štai pagaliau prisėdau hebrelytę. Kol čia įsikūrinėjau, paukšt tik vieną meškerę važiuoja, po 10-15 minučių paukšt antrą meškerę važiuoja. Tai papuoliau ant vakarinio dakibimuką, o dabar jau prisėdau ir kiek čia tų valandėlių turim, oba, jau turim 9 be 20. Tai viską, kol čia susidėlioju, va ir atėjo, nuo 6 atvažiavau, atėjo 9. Bet porą žuvelių užkibant, dydžiai kol kas tokie ne kažką, 6 ir kažkur 4 kilogramai, 2 žvyniai. Bet kaip sakant, dar tik tais prasideda viskas, planuoju būti 1,5 paros, dar rytoj visą šeštadienis, visą naktis, taip kad manau kažką dar iškrapštysim. Tai aš bandysiu tada dar kažką užkąsti, nes nieko dar net nespėjau nei pavalgyti atvykęs. Ir jeigu bus kokių veiksmų naktį ar žuvų, tai prasinešiu, išlysiu dar į eterį. Taip kad turbūt iki šeštadienio ryto sakau jums iki, nepamirštam paspausti šitą ir susimatom jau rytoj rytą. Iki. Na ką, bičiuliai, apie 11 valandą užkibo karpis, nemažas visai. Tai aš jį pasversiu ir tada parodysiu jums. Jau ruošiaus liules daryti. Jau ruošiaus liules ir tik tais, opa, važiuojam. Pažiūrim, ką čia atrodo. Dešimt su pusė. Tai skaityk. 9 su pusė kažkas tokio.
veidrodinis karpicas. Nu, pasirodė, kaip tu čia atrodai. Oba, vien pakelt net. Oba. Štai toks. Va, šitoks dydis jau man tinka. Gražuolis. Pagydau lūpą ir paleidžiu. Tikiuosi dieną taip man kipsit, kad būtų gerai nukameruoti jumis, kad matytos gerai. Opa. Taip čia. Lūpa su kuobiniu pažeista ir keliauk raumenį augint toliau. Na ką, visai neblogai. Trečias karpis apie 11 valandą. Tikiuosi rytoj prie šviesos kibimas ne ką bus mažesnis ir galėsiu jums parodyti iš arčiau, gražiau žuvį. Kol kas tiek. Labas rytas, žvejai ir ne tik. Ką išaušo šeštadienio rytas. Turėjau 6 ryto vieną kibimą. Tai su telefonu greit nufilmavau, bet nedidelį 6 kg kažkur. Žiūriu, čia hebros kaip prigužėjo iš visų pusių liaudis. Suvažiavo, tai kur to nesuvažiuos. Tokie orai gerumo, saulė rodo visą dieną šiandieną. Vienu žodžiu, einu išsiplaut dantis ir parodysiu, kokius pašariukus naudosiu šiandieną. Na, parodysiu, ką naudosiu šiandien, kokius pašariukus. Ką dėsiu į laivelį, nes gaudau su laiveliu, su 3 meškerėm. Bet galvoju vieną pasidarysiu vadinamą zigą ant plaukiančios plūdės. Su plaukiančiom peletėm pašaudysiu pelečių plaukiančių. Dėsiu ant kuobinę plaukiančią peletę ir gal nuo paviršiaus pavyks pagauti dienos metu, nes manau, jie dienos metu plaukios palei paviršių ir šildysis kupras. Dar turėjau čia iš paskutinio žvejybos tų užsimaišęs, tai dar likutį šiandien, tiksliau vakare sudėjau, tai gerai, kad turėjau dar. Tai va dabar damaišysiu stikį bladivormo 16 mm builiukai, pusiau perpjausiu ir cielus. Čia bus smirdančiai baziai, gaudysiu 2 taškiukai su saldesniu pašariuku ir vieną su nesaldesniu, su smirdančiu vadinu. Dar turėjau tutti frutti dinamito, tai šausiu. Čia irgi puselėm papjaustysiu cielus, paskui dinamito pelečių tokių žalių dar įmesiu. Dar turiu likučių stikį manilos pelečių.
Ir dar turiu spicy sausage, tokių 8 mm peletyčių pamaišysiu. Vienu žodžiu bus ką krauti laivelį, bet neapsimoka čia daug ką krauti, nes ir taip kimba visai, tai nėra čia ko labai stengtis. Kažką gimdyti per daugiausiai, manau, ir taip paeis. Tai maišau tada aš biškį to. Išsibaigsiu tuos savo likučius visus. Čia įsmirdančius. Čia turiu dar tokią stikę Manilos trintų boilių. Tokią smulkę trakciją. Išausim biškį, kad viliotų kartu. Nu tai ką, aš užsimaišysiu čia viską tada ir išlysiu eterį jau tada, kai dėsiu į laivelę tos pašariukus, parodysiu, ant ko gaudau, kokius builiukus, popsiukus naudoju. Dar pasotinsiu jauką truputį likvidais, va čia nebedaug liko, tai supilsiu paskutinį kanapių aliejų. O šičia, kur tutti frutti boiliukai, pilsiu tokį mega tutti frutti likviduko biškiui. Na ir štaip. Kažkaip taip atrodys mano jaukai. Vienas toks, kitas toks. O koinytės darysiu PVA su tokiu va miksiuku. 2 ar 3 mm žalias peletytės ir 4 atrodo. Dar čia kelias likusias iš praeitą kartą, tai turėtų kažkaip taip atrodyti. Pasidarysiu dar truputį koinyčių. Kažkaip taip turėtų atrodyti. Aš darau taip, kiti daro kitaip. Čia kas kaip nori, tas taip daro, tai smarkiai neteiskit. Aš nežinau, nieko nemoku savo videose, iškart pasakau. Aš tiesiog rodau taip, kaip aš darau. Taukšt. Na, va, štai tokių pasidarysiu kokios 10 ir eisiu persimesti. Na, parodysiu, kad dėsiu ant meškerių. Tai tutti frutti, vafteris. Vakar užkibo ant jo dinamito 14 mm. Paskui kitas mainline. Toks kaip sweet cornas kvepia kažkas. Popsas. Kiek čia to milimetrų 12. Ir smirdantis. Squids ir Kirils. Va toks. 12 mm popsas. Jis dar ir spalvą debesį duoda. Tai nu. Persimesiu visas meškeres.
lydespekų dabar visur plaukė. Ten, kur aš užsimetęs, tik tais neaišku, ar matas iš tokio toli. Tai bandžiau pašaudyti plaukiančių pelėčių, bet vėjas biškį yra, tai viską neša. Tai ir net nepastebėjau, kad valgyti. Tai manau, net neužsimsiu su to zigu, kur galvojau vakarop jie į dugną nusileis. Vis tiek pavalgyti. Nu ką, bičiuliai, atėjo laikas pusryčius pats pasidaryti. Jau blemba čia suplukęs dirbu nuo pat ryto, iš pat ryto nėra kada nepavalgyti. Tai pusryčiam bus tradiciškai kiaušinukai 3, bet turiu dar ir prie kiaušinukų pirmų eilėj tokią kumpelę, va. Ir pasipjaustysiu jo truputį. Čia nelabai jisai pjaustos gražiai. Kažkaip. Tai paplėšysiu taip kumpelę, paskui turiu grybukų. Tai išausiu grybuką. Biškėlėjus reikia daugiau užvaryti, kad čia nedegtų man. Paukšt. Aliejaus, tada užmušu ant viršaus kiaušinius 3, paukšt. Karpiai šokinėja, geri ženklai, žvakės daro. Opa. Nešiu šakutį ir prieskonius, pamiršau. Opa. Kur čia mano prieskoniukai? Čia prieskoniukai. Čia šakutės. Oba. Įvarysiu biškį prieskoniukų, čia turiu pasimaišęs iškart su druska tokie pipiriukai. Tokie va pusrytukai bus. Kiaušinienę, dar kavos pasidarysiu. Ir sėdėsiu, lauksiu toliau kibimukų. Relaksuosiu, paskui rubrikėlę kurk cigarą, čia darysim. Vienu žodžiu bus ką veikti. Niekur nepabėkit, nepamirškit paspaust šitą, o aš eisiu toj valgyti. Nu va, papusryčiavau, dabar atsigersiu kavutės su pienu. Išausiu dar tokį, tipo kaip krosaną, Antonėlį, bus ne Antanėlis. Antanėlė gamybas, bus Antanėlis iškepęs tokią bulačką. Pakaštavosim. Ir kažkokių sausainukų. Nu ką, hebrelytė, atėjo laikas užsikurti cigarą. Šiandien turiu Upman, kubietišką, Magnum Kem 6. Kibimukų nėra dieną, paviršių plaukėja. Tai tą laiką prastumsiu kažką kitką veikdamas. Turėtų vakare, manau, jie čia visi nusileisti į apačią. Ir prasidės judesys kaip ir vakar. Kol kas ramekas.
neblogas, kaip ir visada. Ir tokį gėrimuką su nuliukais. Čia ribokai manęs tik nepasmerkit, nes čia prasidėti gali komentarai, nulinį alų gerti, tas pats, kas su moteriam, su guma vos nesimylėti. Nu, karačiui, visokių čia prikabint bairių gali, bet kol kas ir taip gerai man. Štai toks Upmanas Magnum Chem 6. Atėjo draugės pasilabinti. Spykit, ko jos nori. Atspėjot. Привет. Reikės neužilgą persimesti, pasidariau tokį besmegenį šeriminės tutti frutti ir viršūnėlė tutti frutti popsikas. Pasitikrinu permesdamas, ar viskas gražiai stovi ant dugno. Vanduo nešvarus, bet taip turėtų atrodyti ant dugno. Gražiai guli. Valio. Pasižiūrėjau kablius savo, ant kurių noriu uždėti popsikus. Auč. Įsivyriau. Tai visai atšipę kai kurie. Reikia paimti dildutę ir pasigalas truputį. Turiu tokią specialią kabliukam. Ir pasidildinu truputį. Ir vėl kaip naujas. Iki kol atšips į dugną ar dar kažkur. Aštru, super. Na, šioks toks apdyčiukas. Vienu žodžiu sėdžiu per visą dieną savo ir nieko, jokių kibimukų nėra. Tai persimečiau ką tik, ant vienos meškerės uždėjau Hit and Run 12 mm popsą, ant kitos uždėjau DNA Bite Fluoro Range tokį, skaniai kvepia. Ir ant trečios vis palikau, nes čia pasiteisinę man tame ežere ne kartą yra tą patį našą Squid and Krill. Tai va, sėdžiu toliau, laukiu kebimuko. Na, ką jūs sumanot, taip ir prasidėjo visą dieną, nei cipt. Jokia kibimo neturėjau. Nu, dar vilčių turiu, kad kaip ir vakar, gal dar naktį ar dar šį vakar sujudės kažkas. Dabar jau 7:30, tai kol visai nesutina dar, varau persimesiu tas visas 3 meškeres. Ir gal
naktį dar sulauksiu kibimo. O dabar lysiu turbūt į palapinę, įsijungsiu tą planšetę kažką. Pažiūrėsiu, bus matyt, kas čia kaip ką, išlysiu eterį, jeigu bus žuvies. Labas rytas, bičiuliai. Ankstyvas rytas, pagaliau užkibo po ilgo laiko. Be 5:05. Žviniuką. Užkibo žviniukas. Štai toks nesversiu, irgi kokie 5-6 kiliukai. Bet pagaliau parą laiko neturėjau kibimų ir sekmadienio ankstų rytą išvažiavom tutti frutti vafterį. Valiau. Nu šitam jau turiu pagydyti lupytę su kuo. Parą laiką beveik pralaukiu. Normaliai. Nu, bet sulaukiu. Pasileisti. Reiks persimest. Raisiu dar į lovą kokį marį. Nu, plauk, nemiegok. Ei, labą rytą, šiandien jau sekmadienis ir aš baiginėjau savo sesiją 1,5 paros. Iš vis pagau 5 karpius, tai kaip atsidarymui skaitau neblogai. Žvejyba užskaityta. Jeigu jūs užskaitot, būtinai paspauskit šitą, parašykit komentarą ir susitiksim jau kitam video. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.